Nacionalinės valiutos įvedimo klausimas pradėtas svarstyti dar 1919 metais. Be kitų su naujos valiutos įvedimu susijusių klausimų svarstymo Lietuvos Seime ir vyriausybėje vyko ilgos įdomios diskusijos ir dėl piniginio vieneto pavadinimo. Ministrų kabineto posėdėje nutarta jį pavadinti muštiniu ir išleisti 9 nominalų muštinių banknotus, ornamentuotus lietuviškų juostų raštais su ūkio bei gamtos vaizdais ir vyčių vandens ženkle. Pinigų projektus pavesta parengti dailininkams Antanui Žmuidzinavičiui ir Adomui Galdikui, o spausdinti naujuosius banknotus nutarta Švedijos spaustuvėje. Muštinio aukso turinys turėjo prilygti 1 prancūzijos frankui. Tai yra 322 tūkstantosiam gramo gryno aukso. Pusė į apyvartą išleidžiamų banknotų turėjo būti padengta tvirta valiuta, tam Anglijoje tikėtasi gauti 10 milijonų svarų sterlingų paskolą. Šie planai nebuvo įgyvendinti. Vėliau savo valiutos įvedimo klausimas dar ne kartą buvo svarstomas, rengiami įvairūs projektai. Daug įvairių banknotų eskizų yra padaręs architektas Vladimiras Dubeneckis. Pasitaikydavo ir utopinių pasiūlymų. Išleistus pinigus apdrausti valstybės elevatoriuose sukauptais grūdais, o naująją valiutą pavadinti ruginiais. Diskusijos dėl nacionalinių pinigų pavadinimo vėl iškilo 1922 metais, kai vyriausybėje buvo rengiamas, o Seime svarstomas piniginio vieneto įstatymo projektas. Vyriausybės projekte Lietuvos nacionalinį piniginį vienetą buvo siūloma pavadinti muštiniu, o jo smulkesnę dalį skatiku. Seime ir spaudoje dėl pavadinimo vyko emocingos diskusijos. Beveik kiekvienas Seimo narys siūlė savuosius variantus. Steigiamoje Seimo darbų stenogramose užfiksuoti patys įmantriausi pavadinimai: auksinas, arfa, grašis, doleris, kaltas, kirptukas, lietas, lietus, lyra, vytis. 32 balsais prieš 16 buvo priimtas Seimo ekonominės komisijos pasiūlytas variantas – nacionalinį piniginį vienetą pavadinti litas, trumpiniu padarytų iš žodžio Lietuva, o jo 100-ąją dalį centas.